Kėdainių sporto bendruomenė turėjo puikią progą pabendrauti su Lietuvos nacionalinės futbolo rinktinės vyriausiuoju treneriu Raimondu Žutautu. Šiaip aš buvęs porą kartų Kėdainiuose ir matęs jūsų bazės. Mes kai pradėjom kurti Gargžduose tą klubą, iš tikrųjų mes atvykom visų pirma į Kėdainius pasižiūrėti, nes jūs jau turėjote ir tą sporto bazę, ir kompleksą. Tai mes buvom niekas palyginti su jumis, bet šiandienai mes kažkaip tai sugebėjom turbūt jau kokiais 4 metais aplenkti jūs, bet aš tik tai linkiu, kad vytumėtės ir investuotumėte į bendrą tokį reikalą, kaip futbolas. Aišku, reikia miesto palaikymų, nes čia labai svarbu. Ta mes padarėm Gargžduose ir gana sėkmingai pakol kas toliau vyksta viskas. Apie futbolininkus, yra iš tikrųjų auga ir pamatėm puikiai šitą ir U19, U17 yra iš tikrųjų, negaliu pasakyti, kad tai visi gal užaugs iki tos rinktinės lygio, bet yra talentingų vaikų iš tikrųjų, po kokius 3-4 galėtumėm išskirti ir jau po truputį. Pradėjom ir jau mes šiais metais bandėm iš tos U21 rinktinės ir Friedrichas atsirado, ir Novikovas prie nacionalinės mūsų komandos atsirado, ir Eliošių pabandėm, ir tas pats Jeršovas, kur Lietuvoje žaidė, dalyvavo rungtynėse su vengrais. Aišku, sunku jiems yra, nes vis dėlto Lietuvos čempionatas nėra tokio aukšto lygio, kad galėtų lyginti su ten italais, ispanais arba tais pačiais rusais ar lenkais. Ten vis tiek aš skaitau, kad pas jų yra daug aukštesnis lygis. Tai, žinot, kaip sako, step by step reikia po truputį eiti į priekį. Stengtis, kad to Lietuvoje atsirastų gal, žiūrėsim, kitais metais bandysim vykdomojo komiteto pagalba, kad gal 5 legionieriai galėtų žaisti, bet tikrai legionieriai, ne taip, kad atvažiuoja dar prastesni negu tie mūsų lietuviai žaidžiantis, kad būtų į ką lygiuotis, kad aukštų tas lygis, tada išaugs truputį ir tie mūsų lietuviai bus kur stengtis, kad bent lygiuotis į tuos užsieniečius. Tai aš manau, taip galim pakelti lygį šiek tiek. Į susitikimą atvyko ir jaunimo iki 21 metų rinktinės vyriausiasis treneris Vitalijus Stankevičius, kurį laiką dirbęs Nevėžio futbolo klubo vyriausiojų trenerių. Kėdainiuose nesenai dirbau Kėdainiuose su komanda, tai daugmaž miestą labai gerai pažįstu. Aišku, mane daugiau domina futbolas. Šiemet atvažiuodavau pažiūrėti ir futbolo pirmųjų lygų, kai žaidžia Kėdainių Nevėžis, todėl kad buvo labai gražų stadioną atidarėme dalyvavau, labai gerai. Aikštė, kur gali jaunimas tikrai dabartis tobulėti ir kelti meistriškumą. Ir miestas gražiai dienom tiesiog. Ne veltui, man rodos, tas stadionas statosi į perspektyvą į priekį, nes kad tai vis tiek tikslas yra, man rodos, vienas dalyvauti tą lygoje ir prisimintos laikus, kada Nevėžis buvo Lietuvos čempionas. Aš galvočiau, gal laiptelį aukščiau galėjo tikrai būti prizininkai šiemet, bet šiemet nešiojo, tikiuosi, kitais metais gal bus. Svečiai sakė, kad negerai, jog Kėdainiuose yra 2 vidutiniškos komandos, žaidžiančios pirmojoje lygoje. Nors reikėtų suvienyti jėgas, suburti vieną klubą ir sėkmingai rungtyniauti tarp pajėgiausių šalies ekipų.